Sveiki visi bičiuliai, mylintys krepšinį, jūsų ekranas vaizdelis iš Palangos, kur 7bet nacionalinė krepšinio lyga, kuri, o tik kaip lyga irgi artėja labai stipriai prie savo apogėjos, ten prie jo prilipęs yra Jakštas. Kokį greitį čia demonstruoja Jucikas, telšių komandos šansai. Razutis, aštriai ir 2 taškai. Vėl Razutis. Ir čia užsidirba stogą Razutis. Atsikovoja kamuolį Kaminskis, yra galimybės kosti prieki čia. Ir čia viską labai aštriai. Čia Gecevičius turi pranašumą prieš Kalilą Tomasą, nusprendžia nusimesti kamuolį Kamporas ir Rasys. Tuščiai šoviniais atakuoja. Simpys. Ir komandai prieki 13-11. O čia Radius daro, ką moka geriausiai. Ir Palangos Olimpas vėl atsiduria pirmaujančiai rolėje, 16-15 Gecevičius. Leidžiama jam atakuoti iš toli, o to Kevic. Bružas šį kartą netakoja iš to paties taško, atiduoda Ruikiui. Pranašumą prieš Leščiauską, renkasi Ruikio kandidatūrą, kaip aukštai kyla į viršų. Baudžia varžovus. Jakštas ten. O čia bus reikalų. Čia techninė pražanga, už vaidybą skirta pražanga yra fiksuojama. Kumpys iš vidutinio turi erdvės nėra, bet pats Kumpys įma kamuolį puolime. Nefiksuoja arbitrai pražangos. Leščiauskas čia įdomius judesius demonstruoja, kas čia bus. Gecevičiaus metimas ten jokių variantų pasiekti krepšio neturėjo. Tarp Eriko Kubiliaus ir Sandžio Buškevico. O čia Kazakauskas kontroliavo mačą pirmoje rungtynių pusėje. Buvo ten padalinta ir techninių pražangų. O čia Leščiauskas. Palangos Olimpas. Ruikiui šansas, Ruikis gali pataikyti čia ir Ruikis susidurtų Palangos Olimpas. Liltomas iš viršaus patik. Razutis. Ojojoj, čia subirėjusi palangiškių gynyba ir panašu, kad tokiu tempu galim keliauti čia iki pat rungtynių pabaigos. Kol kas net ir į naudą. Išėjo, čia kas? Čia Jakštas. Nepataiko Gecevičius iš toli, Stašys, Kodžiai priekį ir griuvinėja ant parketo. Bružas, laisvas, irgi prameta. Ir galų gale pakartoja. Saugo kamuolį. Šiaip ne taip Jakštas. Geras perdavimas po krepšiuką. Gecevičius. Laisvas Gecevičius. 3 taškai. Čia klaida. Stašys gali čia bėgti į priekį. Ir lygus rezultatas. Skuodžiai į priekį čia Leščiauskas. Bam! Leščiauskas! Tas jau tampa nepavydėtina. Čia Kalil Tomas jau greičiausiai pasismagins. Aišku, čia geriausia kandidatūra. O Valantinas dabar jau irgi turbūt tikrins, ar gerai pritvirtintas lankas. Telšiai iškovoja antrą pergalę šioje pusfinalio serijoje, su kuo juos ir sveikinam. Labai sunkioj padėty čia atsiduria Palangos Olimpas, bet serija aišku nebaigta.